jeszcze rząd lecą. Czy ja to największą. I to największy raport trzeba. On się obawia. Taip. Grumtynės. Įveda Laudonos komanda kamuolį grumtynės. Sakys, Jodatas ir laimi ir sėkmingai labai greitai išbėga su kamuoliu. Labai tvarkingai. Tai gynybai gerai. Gynyba. Ne, Latvijos vis tik ir po vieną sugeba prisiveršti. Sužaista į priekį. Latvijos sužaidė į priekį. Grumtynės, Geležinio Vilko naudai. Ne, netgi bauda. Atsiprašau. Taip, labai galingai veržiamės. Gerai suformuotas rakas. Dabar turėtų būti paleistas kamuolys per visą aikštę. Ne, kamuolį neša ir nepasuoja. Į priekį. Pasas dėja buvo labai aiškiai į priekį. Ir skiriamos grumtynės Laudonos komandos naudai. Teisėjas labai įsitikinę savo veiksmais ir visi matė, aišku, tą patį. Tikėkime, kad Geležinio Vilko merginos pastums šiek tiek stipriau. Laudonos komanda ir nepavyks Latviams taip lengvai išeiti iš grumtynių. Ne, kamuolys išėjo. Pastumti reikia, teisingas patarimas girdisi. Latvijos kartoja įvedimą į grumtynės. Taip. Ne taip gerai išsivedė, bet išsivedė kamuolį. Taip, Latvija viena sėkmingai veržiasi ir gerai suformuotas rakas, dabar ataka į kitą pusę. Ne, Latvijos pačios sustabdė savo ataką. Dar kartą raką daro ir dabar perdavimas į kraštą. Kamuolį reikia perimti, jeigu kamuolį atkišusi žaidėja. Veržiasi. Gerai, Latvijos bando suformuoti raką. Kybiai ginasi Geležinio Vilko komanda. Latvijos labai sunkiai stumėsi į priekį. Ir vėl individualios Latvių pastangos, jos kažkaip nelinkia paleisti kamuolio į kraštą. Po vieną eina taip. Opa! Vis tik prižemino Latviją paskutiniu momentu. Nepadėjo griebimas. Dar kartą 5 taškai. 25-0. Pirmauja Laudonos komanda prieš Geležinio Vilką. Prieš antrąją Geležinio Vilko komandą.